Sveiki, jūs klausotės podcasto Nuo amato prie verslo, kuriame tikima, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Sveiki sugrįžę ir vėl jūsų ausinėse aš, šios laidos autorius ir vedėjas, verslo konsultantas, treneris ir efektyvumo fanatas Nerijus Jasinavičius. Jūs klausotės 85-ojo tinklalaidės epizodo. Šią savaitę dalyvauju pasaulinėje apribojimų teorijos konferencijoje. Tai puikiai proga susitikti su seniai matytais kolegomis ir bendraminčiais. Tačiau taip pat ir galimybė susipažinti su naujovėmis. Vis naujos įžvalgos, kaip paprasčiau ir greičiau pasiekti organizacijų tobulinimo rezultatus, kaip užtikrinti, kad tobulinimas ir tobulėjimas nesustos pasiekus net įspūdingų rezultatų. Žinoma, ir dirbtinio intelekto tema, ir dirbtinio intelekto naudojimas organizacijų tobulinimui buvo paliestas ne viename, o net keliuose pranešimuose. Taigi, iš konferencijos parsivežu idėjų tikrai ne vienam tinklalaidės epizodui ir tikrai dar dalinsiuosi išgirstomis įžvalgomis. Tačiau, nepaisant visų naujovių, dirbtinio intelekto ir panašiai, apribojimų teorijos esmė vis dar išlieka ta pati. Tai yra susitelkimas, fokusavimasis ir srauto spartinimas. Ir kai kalbame apie susitelkimą ir nesiblaškimą, tai reikia prisiminti, kad fokusavimasis yra ne tiek apie tai, ką daryti, bet taip pat ir apie tai, ko nedaryti. Juk šiuolaikinis pasaulis yra visiškai priešingas ir netgi aktyviai kovojantis su susitelkimu ar su susifokusavimu. Mūsų supa tokia aplinka, kurioje sugebėjimas susitelkti tampa tam tikra supergalia, kurią turi labai nedaugelis. Juk tiek yra pasaulyje organizacijų ir įmonių, kurios samdo labai protingus, labai išsimokslinusius žmonės, kuriem yra keliamas vienas vienintelis uždavinys – pasiimti mūsų dėmesį. Nes kur nueis mūsų dėmesys, iš esmės nueis ir mūsų pinigai. Taigi mes gyvename pasaulyje pilname įvairiausių galimybių ir pagundų. Taip, per daug galimybių ir pagundų. Ir dėl to sunku susifokusuoti į vieną galimybę ar į vieną darbą vienu metu. Ir mes išblaškome savo dėmesį ir niekur nepasiekėme reikšmingo proveržio. Iš savo ilgametės darbo su verslų vadovais ir savininkais patirties galiu pasakyti, kad beveik visada priežastis, kodėl įmonė susidūrė su rimtais iššūkiais ir įmonės ateičiai iškilo reikšmingas pavojus, ta priežastis yra vadovų dėmesio stoka keletui svarbiausių įmonės darbų, vietų ar temų. Ir labai dažnai ta dėmesio stoka nutikdavo tik todėl, kad vadovai išvaistydavo savo dėmesį, vaikydamiesi įvairiausių galimybių. Ir neretai įmonės gelbėjimas prasidėdavo ir susivesdavo į labai paprastus kelis dalykus. Nustoti daryti tai, kas neneša organizacijai naudos ar daro organizacijai žalą. Labai dažnai reikdavo tiesiog susiaurinti vadovų dėmesio naudojimą ir veiklą, rinkas, kuriuose veikia organizacija. Aš pamenu, kažkada teko dirbti su viena įmonė, kuri gamina įvairiausius mėsos produktus. Jinai turėjo pakankamai platų prekių asortimentą, tačiau dėl įvairiausių savo siūlomų produktų asortimento jie niekur negalėjo užtikrinti gero prekių turėjimo, nes pritrūkdavo tai pajėgumų, tai kartais žaliavų, tai dar kažko, nes mes gyvenam Merfio pilname pasaulyje. Ir vienas pirmų veiksmų po analizės, kurį mes rekomendavom, ir įmonė labai atsargiai, labai bijodama, bet įgyvendino, tai buvo 30% susiaurintas produkto asortimentas. Ir atrodė, kad toks
produkto asortimento susiaurinimas neigiamai paveiks pardavimus, nes išėmi dalį produktų, kuriuos klientai perka. Tačiau beveik per 3 mėnesius dėl susiaurėjusio asortimento pardavimai išaugo beveik 15%. Kodėl? Nes daug sklandžiau galėjo gamyba dirbti, pardavėjai dirbti ir užtikrinti ir prekių turėjimą, geresnį aptarnavimą ir taip toliau. Taigi, galimybių yra daug ir mes išsiblaškome. Tačiau, norint pasiekti įspūdingų rezultatų, mes turime susitelkti. Beje, visiems žinomas Apple kompanijos įkūrėjas ir ilgametis jos vadovas Steve'as Jobsas yra pasakęs, kad žmonės mano, kad susitelkimas, fokusavimasis reiškia pasakyti taip dalykui, į kurį turite sutelkti savo dėmesį. Bet iš tiesų tai reiškia visai ką kitą. Tai reiškia pasakyti ne 100 kitų gerų idėjų, kurių yra. Aišku, jūs turite atidžiai pasirinkti. Ir aš iš tikrųjų taip pat didžiuojasi tuo, ko nepadarėme, kaip ir tuo, ką aš ir mano komanda padarėme. Inovacijos pirmiausiai tai yra pasakymas ne 1000 dalykų. Na ir tikrai yra ne kartą girdėję, man tekę girdėtą frazę iš įvairiausių autorių, kad vienas taip turi būti saugomas 1000 ne. Ir matyt, tai koreliuoja, ar gal kilę iš Steve'o Jobso, ar Steve'as Jobsas iš kažkur irgi yra pasakęs. Bet mes norėdami turėti progresą kažkur, būtinai turime susitelkti, susifokusuoti ir pasakyti daugeliui pagundų ir netgi pakankamai gerų galimybių pasakyti ne. Beje, ne tik kiti vadovai turi bėdų fokusavimu ar susitelkimu. Aš turiu prisipažinti atvirai, kad ir mano veikloje lygiai tas pats yra. Kai tik tai imdavau blaškytis tarp keleto veiklos krypčių, taip ir nepasiekdavau reikšmingų rezultatų niekur. Bet kai tik tai pasirenki tam tikrą kryptį, į ją susitelki ir susifokusuoji, iš karto pradeda matytis reikšmingas progresas. Taigi pasižiūrėkim, kas trukdo žmonėms susitelkti ar išlaikyti tą susifokusavimą. Na ir aš paminėsiu tik tai keletą klaidų, galbūt jos reikšmingiausios mano supratimu, dėl kurių žmonės nesugeba išlaikyti to susitelkimo. Kodėl tas kliūtis, taip sakant, link reikšmingų rezultatų. Ir pirmiausiai noriu pradėti nuo pačios dažniausios klaidos, dėl ko žmonės nesusitelkia, tai yra daugelis iš mūsų nežinome, ko norime. Taip, mes turime kažkokias svajonės, pasvaičiojimus ir taip toliau, haliucinacijas, nes kažkas yra pasakęs, kad svajonė be plano, ar tikslas be plano, tai yra tiesiog haliucinacija. Bet daugelis žmonių, net ir verslininkų, nežino tiksliai, ko nori. Nes daugelis žmonių nėra aiškiai nusistatę ir įsivardinę tikslo, kurį nori pasiekti. Beje, kaip jau ir minėjau, net ir verslininkų tarpe, aš šitą klaidą matau tiek pat dažnai, gal net dažniau, nei paprastų žmonių, ne verslininkų tarpe. Na, dažnai tenka girdėti, kad iš verslininko, kad mes esam veiksmo žmonės, ką čia reikia imtis veiksmo daryti ir panašiai. Va, yra galimybės, reikia jas pulti išnaudoti. Aišku, veikimas ir siekimas rezultato, veiksmas yra labai svarbu. Labai svarbi tikslo pasiekimo sąlyga. Tačiau, nežinant, kur nori pakliūti, veiksmai nebūtinai artins tave aplink to tikslo, gali netgi tolinti. Juk sėsdami automobilį, beveik visada mes žinome, kur norime nuvažiuoti, o ne šiaip sėdam ir važiuojam. Aišku, kartais išeinam pasivaikščioti ir tikslas yra tiesiog prasieiti. Bet net ir kai išeinam tiesiog pasivaikščioti, kažkurio metu nusprendžiame,
kad norim grįžti namo ir tada atsiranda labai aiškus tikslas. Labai svarbu aiškiai įsivardinti tą tikslą. Neužtenka krypties. Reikia žinoti norimą konkretų rezultatą. Bet daugelis verslų, įmonių, verslininkų savo išsikelia tokius kryptinius galbūt tikslus. Nebūtinai labai konkrečius, pasižiūrėkit, mūsų tikslai yra, šios vadinu deklaratyviais tikslais, mūsų tikslas padidinti, pagerinti, paauginti, patobulinti ir taip toliau, ir taip toliau. Aš jau nekalbu apie mano mėgstamą pašaipų objektą, kai tikslas yra optimizuoti, kas iš vis yra nesuprantama. Bet jeigu vadovai sako, mūsų tikslas didinti pardavimus, ar aš noriu padidinti pelną. Jeigu padidinsim tos pardavimus ar pelną 10 eurų, matematiškai mes padidinam. Ar tai jau bus pakankamai? Ne, 10 per mažai. Tai gal 100 pakankamai? Nežinau. Tai dėl to viskas turi prasidėti nuo labai konkretaus tikslo nustatymo. Ką aš noriu pasiekti? Kodėl aš noriu tą pasiekti? Motyvacija, motyvas irgi yra labai svarbu. Ir taip pat labai svarbu, per kiek ar iki kada aš noriu tą pasiekti. Taip? Ką, kodėl ir kada aš noriu pasiekti. Toks aiškumas reikšmingai padės pagerinti susitelkimą. Kodėl? Nes jeigu turėsite labai aiškius kriterijus, bet kurios veiklos vertinimui, jūs galėsit pasižiūrėti, ar aš darau dabar tai, kas padeda man artėti prie tikslo, ar tai, ką darau, nepadeda man artėti prie tikslo, tai tada klausimas, kodėl aš tuo užsiiminėju. Beje, mes sausio mėnesį startuoja tokia verslo vadovų, ambicingų verslo vadovų mastermind grupė, kurios nariai turi labai aiškų tikslą. Ir tos grupės narių tikslas labai paprastas. Kiekvienas narys siekia per metus padidinti savo įmonės pelną bent 100 000 eurų. Grinais. Tai prasme, po mokesčių. Taip, yra narių, kurių tikslas yra reikšmingai ambicingesnis. Bet jie išsikėlė ir turi labai konkretų tikslą. Taip, per metus pasiekti tam tikrą fiksuoto dydžio, konkretaus dydžio pelno augimą. Beje, jei norėtume tapti tos grupės nariu, tai yra, reikės praeiti atranką, pasižiūrėti, ar jūs vis dėlto jūsų įmonė ir jūs tinkamas tapti tos mastermind grupės nariu, tai parašykite man e-mailą arba galite pasiskaityti daugiau informacijos ir užsiregistruoti į pokalbį adresu www.anverklubas.lt /100k 100 000. Beje, nuorodą rasite šito epizodo aprašyme. Tai grįžkim prie to, kad norint išlaikyti susitelkimą, reikia turėti labai aiškiai vardintą konkretų tikslą. Tačiau konkrečių tikslų nustatymas labai dažnai turi ir nemalonę psichologinę pusę. Daugelis žmonių pagalvoja, o kas nutiks, jeigu aš tų tikslų nepasieksiu? Ir gal nereikia konkrečių, o jo labiau ambicingų tikslų. Bet pagalvokit patys, kas yra geriau, kas jums būtų geriau, nusistatyti tikslą, pavyzdžiui, padidinti pelną 20 000 per metus ir tą tikslą pasiekti. Ar vis dėlto nusistatyti tikslą padidinti pelną bent 100 000 ir pasiekti 80 000 augimą. Mes turim suprasti, kad tikslų siekimas tai yra nuolatinis eksperimentavimas. Ir ne visada tai pavyks, bet mes darydami eksperimentą iš jo galime pasimokyti ir kitą kartą daryti jau geriau. Taip, tas procesas paprastas, darai, nesigauna, mokaisi, taisai, vėl darai. Ir tik taip galima pasiekti įspūdingų rezultatų.
Taip kad nereikia bijoti ambicingų tikslų. Ir tikslų nusistatymui daug laiko nereikia. Paskirkite valandą ar pusantros ir tikrai aiškiai nusistatysite savo tikslus. O kai tikslai nusistatyti, tuomet reikia nuosekliai skirti laiko to tikslo siekimui. Tiesiog kasdien padaryti po žingsnelį to tikslo pasiekimui. Jeigu norite priartėti prie ambicingo rezultato, jūs turit kasdien reguliariai, disciplinuotai, nuosekliai skirti laiko ir daryti veiksmą to tikslo pasiekimui. Kokį darbą daryti? Užduokite savo sutelkiantį ar fokusuojantį klausimą. Koks yra tas vienas dalykas, kurį galiu padaryti ir kurį atlikus visa kita taps paprasčiau ar netgi nebūtina. Beje, šitas klausimas yra iš knygos Gary Keller ir Jay Papasan Tik vienas dalykas. Tikrai, jeigu dar neskaitėte, rekomenduoju perskaityti šią knygą. Jeigu nemėgstate skaityti, paklausykite audio knygą. Jis yra ir audio formatu, ir lietuviškai, ir angliškai. Vėlgi nuorodą į šią knygą rasite epizodo aprašyme. Kodėl reikia nuoseklumo? Nes būtent nuoseklumas ir yra esminis skirtumas tarp tų žmonių, kurie pasiekia įspūdingų rezultatų ir visų kitų. Taip, noriu pasidalinti istoriją, puikiai žinomą istoriją, apie lenktynės, kažkada vyko lenktynės, kas pirmasis pasieks geografinį pietų ašigalį. 1911 metais beveik vienu metu startavo link geografinio pietų ašigalio dvi komandos. Buvo Norvegų komanda, kuriai vadovavo Roaldas Amundsenas, ir Britų komanda, kuriai vadovavo Robertas Falcon Scottas. Beje, šitų komandų strategijos, kaip jie ruošėsi pasiekti tą pietų ašigalį, labai skyrėsi. Norvegai buvo nusprendę, kad nepriklausomai nuo oro sąlygų, nesvarbu kas vyks, jie kasdien privalo įveikti 20 mylių atstumą. Tuo tarpu Britai pasirinko visiškai kitokį būdą. Jie pasakė, kai oras tinkamas, mes stengsim nuvažiuoti kaip galima toliau. Ne 20 mylių, o daug toliau. Bet kai oras labai prastas, mes nerizikuosim savo komandos sveikata, saugumu ir taip toliau. Ir kaip jūs manot, kokie buvo šitų komandų rezultatai? Norvegų nuoseklumas atsipirko. Jie pietų ašigalį pasiekė mėnesio anksčiau negu Britų komanda. Tuo tarpu Britai sužinoję apie pralaimėjimą, kad jie jau nebus pirmieji, apsigręžė ir grįždami toliau laikėsi tos pačios taktikos. Judame, kai oras geras. Rezultate tai kainavo jiem gyvybę, nes jie pakliuvo į tokią audrą, kurios metu visi sušalo. Taigi, kai nusistatėte ambicingus tikslus, paskirkite laiką tikslų siekimo darbų darimui. Ir ne tik paskirkite tą laiką, bet laikykite to įsipareigojimą. Tie darbai, tas laikas turi atsidurti jūsų kalendoriuje, tvarkaraštyje. Ir dažnai sako, bet aš neturiu kada užsiiminėti tokiais darbais, visokių darbų yra tiesiog labai daug. Aš nebejoju, kad esate girdėję apie Pareto dėsnį. Kai kas jau sakė, žinai, vienas iš tų dalykų, nuo kurių net bloga darosi, kai konsultantai kalba, tai yra Pareto dėsnis. Taip? Pareto dėsnis tai yra 80-20, kad 20% darbų duoda 80% rezultatų. Tai jūs turit
atrasti laiko ir pirmiausiai daryti tuos 20% darbų, kurie duoda 80% rezultatų. Taip, bet kaip su kitais darbais, ten klientai ir panašiai. Aš sutinku, ir kiti darbai galbūt yra svarbus, jūs gal reikia padaryti ir taip toliau, bet jie neturi tie 80% darbų, kurie duos 20% rezultato, neturi jum trukdyti ir kliudyti atlikti tuos 20% darbų, kurie duos 80% rezultato. Ir kai jūs suprantat, kad kasdieną reikia padaryti tą žingsnį link savo tikslų, taip kad jūs turite kiekvieną dieną pradėti žinodami tą svarbiausią dienos darbą. tą dalyką, kurį jūs galite padaryti ir kurį padarius visa kita bus daug paprasčiau ir net nereikalinga. Ir turit atsiminti, kad kol tas darbas nepadarytas, tol visi kiti dalykai, kuriais jūs užsiminėjate, yra iš esmės tik trukdžiai. Atsimenu kažkada, kalbėdamasis, to mentorystės susitikimo metu, kalbėdamas su vienu iš savo mentorių, aš jam pasakojau, ką padariau vietoj svarbiausio to savo darbo, nes nepadariau to svarbiausio darbo, bet užtat labai daug kitų darbų padariau. Tai iš savo mentoriaus sulaukiau tokio net ne komentaro, o tiesiog fakto konstatavimo. Jeigu nepadarai svarbiausio darbo, ar yra iš vis skirtumas, ką padarai ir ar iš vis ką nors padarai? Ir tai buvo, sakykime taip, šiek tiek skaudu ir skauda, bet pats faktas buvo teisingas. Jeigu nepadariau svarbiausio darbo, didelio skirtumo nėra, ką aš ten padariau. Ar iš vis nieko nepadariau. Bet kaip vadovai mes turime ne tik tai patys laikytis tos disciplinos ir stengtis kasdien padaryti tą svarbiausią darbą, bet taip pat mes turime labai aiškiai suformuluoti ir išlaikyti dėmesį komandos narių į tuos svarbiausius dalykus. Kas yra būtina iš komandos kaip svarbiausi darbai, tam, kad jūsų organizacija, jūsų įmonė pasiektų tą ambicingą tikslą. Beje, mano minėtoje apribojimų teorijos konferencijoje pranešimą skaitė ilgametis apribojimų teorijos konsultantas, vadovas, toks Sanjeev Gupta, ir jisai dalinosi savo patirtimi, kaip jis tapo didžiausios Afrikoje anglies kasyklos vadovu ir per 90 dienų tą kasyklą išgelbėjo nuo bankroto. Ir iš esmės, trumpai apibūdindamas savo kaip vadovo darbą, jis pasakė labai paprastai. Aš kas savaitę, tai yra kiekvieną šeštadienį, pasitikrindavau, ar mūsų įsivardintas svarbiausias dalykas vis dar tebėra svarbiausias ir siekiau užtikrinti, kad mūsų komanda fokusuotųsi tik į tą svarbiausią dalyką. Ir taip kiekvieną savaitę. Ar mūsų pagrindinės dėmesys vis dar turi būti nukreiptas ten, kur mes manom, ar situacija pasikeitė, dabar tą dėmesį reikia skirti, galbūt jau atlikom tam tikrą etapą, dėmesys turi persikelti kitur ir stengiausi užtikrinti, mano pastangos kaip vadovo buvo pagrinde užtikrinti, kad visa komanda skiria dėmesį į pačius svarbiausius dalykus. Taigi, jeigu jūs esate įmonės vadovas ar savininkas ar net padalinio vadovas, labiau jeigu vadovas ar savininkas ir norite reikšmingai pagerinti savo įmonės rezultatus, nusistatykite konkretų ambicingą tikslą ir kasdien padarykite bent po vieną mažą žingsnelį to tikslo link. Ir netrukus rezultatai jūs labai maloniai nustebins.
Beje, grupėje vienaminčių tokių rezultatų siekti yra daug lengviau. Todėl kviečiu pagalvoti ir galbūt prisijungti prie ambicingų vadovų mastermind grupės. Taip, toje mastermind grupėje bus atrinkti vadovai ir atrinktos organizacijos, kurios labai aiškiai vadovai turės tikslą ir matysis, kad jie turi motyvaciją pasiekti tą ambicingą tikslą per metus. Jeigu norite, bent jau pateikti paraišką dalyvauti atrankoj, parašykit man e-mailą arba užsiregistruokite puslapyje www.amverklubas.lt /100k 100 000. Tai šiandien tiek ir iki kitų susigirdėjimų. Dėkoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdami atsiliepimą savo įprastoje podcastų platformoje. O jei pažįstate kažką, kam jūsų nuomonė šis podcastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki!